Buda yra pasakęs, visas kentėjimas atkeliauja iš prisirišimo, kai mes esame prisirišę prie tam tikros situacijos, prie tam tikrų pasiekmių, prie tam tikro rezultato, prie buvimo ar nebuvimo kažko, tada mes patiriame tą kentėjimą, kai ne visada būna taip, kaip aš noriu, ne visada būna taip, kaip aš įsivaizdavau. Vadinasi, reikia visą tai paleisti, tą prisirišimą ir tuos visus lūkesčius ir vietoj to ieškoti, už ką tu gali būti dėkingas dabar ir kiekvienoje situacijoje atrasti tai, dėl ko tu gali būti laimingas. Nesvarbu, ar įvyko taip, ar taip, kaip tu planavai, ar kaip tu neplanavai, bet kiekvienoje situacijoje tu gali būti dėkingas. Tu esi nepaprastai turtingas, nes šiandien atsikėliai, turi akis, turi ausis, turi galbūt stogą virš galvos, turi ką valgyti šaldytuve, turi galbūt benzino savo automobilio bake. Taip, kažkas ir viso to neturi. Tau nereikia uždirbti milijono, tau reikia būti laimingu.